Seksualumo gijimas su Šakti. Aš esu Šakti. Šakti moteriškumo šviesa ir pilna džiaugsmo. Įžengiu šiandieną prieš tave ir švelniai pasveikinu su angelų žodžiais. Soma Tasat. Šakti buvo išrinkta per mediumą Miriel kalbėti su tavimi. Šakti buvo išrinkta dėl tavęs atlikti didžiulį gijimą. Ir jei tu esi tam pasiruošęs ir leidi suveikti dėl tavęs, tuomet kviečiu aš tave į mažą kelionę, į tavo nuosavą dieviškumą. Aš kviečiu tave pajausti savo pradžią, savo pilnatviškumą pajausti. Šiandien mes kalbame apie tavo seksualumą. Kalbame apie gijimą, tavo jausmus, kurie susiję kartu su tavo seksualumu. Aš paliesiu tavo dievišką seksualumą, kuris galbūt atvers tau naują erdvę. Ši erdvė supratimui, pasitikėjimui, atsidavimui ir meilei. Aš prašau tavęs ištiesti man savo rankas, į kurias aš tau perduosiu auksinį rutulį. Tai yra kamuolys, kuris savyje dievišką energiją neša, kuris gydys tavo seksualumą. Paliesk šį kamuolį abiem delnais. Priimk šį kamuolį. Atsisėsk ant žemės ir padėk šį kamuolį ant savo kelių. Laikyk jį tvirtai abiejomis rankomis. Galbūt pajausi ypatingą energiją, dieviškumą. Galbūt tu gali pasinerti į šį kamuolį su jausmu, leiskis paliečiama dieviškumu, kuris slypi tavyje. Šis kamuolys yra tavo dieviško seksualumo. Jei tu leisiesi ir būsi pasiruošus, šio kamuolio energiją siųsk į savo šaknies čakrą. Leiskis, atsiduok šioms energijoms. Leiskis visus sužeidimus, sąmoningus arba nesąmoningus seksualumo sužeidimus paleisti ir vis labiau pasinerk į savo nuosavą dievišką seksualumą. Leiskis paliečiama šio dieviškumo, kuris yra su kolektyvu. Atsiskirk nuo visko, ką kolektyvas tau sako apie seksualumą. Prisimink savo dieviškumą, apie savo moterišką jėgą ir apie savo vyrišką jėgą.
abi jėgos slypi tavyje. Jaus kaip ugnis, meilės ugnis išsiplečia ir kiekvieną įsitikinimą transformuoja į šviesą, kurią tu neši savyje, kurį tu turi ryšių su seksualumu. Jausk kaip ugnis tavo dieviškumu tampa didelė, kaip visi jausmai, sužeisti jausmai tavo seksualumu transformuojami. Išteka į tavo šaknies čakros paviršių energijos tavo dieviško seksualumo. Tai ugnis, tavo meilės ir tavo jėgos, kuri dabar tavyje dega, kuri gydo ir transformuoja, kuri tau suteikia stiprybės, kuri stiprina tavo seksualumą su dieviška šviesa, su dieviška ugnimi. Tavo pradžia. Jausk ugnį savyje ir jausk tuo pačiu, kaip jau aukštai pakilo. Ar jau pasiekė širdį tavo? Širdyje meilės sužeidimai bus transformuoti į šviesą. Tai tave sustiprins, suteiks pasitikėjimą. Tavo dieviška liepsna tave neša. Tavo dieviška liepsna tave neša į tavo pradžią. Sužeidimai tavo seksualumu bus išgydyti su jėga dieviškumu, nes tai kūrėjo jėga, kuris neša tokią pat liepsną, kuris sukuria tokią pat jėgą. Atleisk visiems žmonėms ir pačiai sau, per kuriuos tu patyrei visus sužeidimus. Paleisk ir atleisk, leisk išeit, nes laikas gijimui atėjo, dideliam gijimui, nes tu to verta. Būk sveika ir išgijus. Jausk tavo ugnį dieviško seksualumu. Ji pasieks patį viršų iki pat tavo minčių. Transformuos jas iš ankstesnių laikų. Transformuos visas mintis, kurios tau nebetarnauja. Jos dabar gali išeiti. Ir jei tu dabar įeisi į save, tai pajausi jėgą, Dievo arba dievaitės to, kas tu esi. Tu jausi pilnatvę, savo dieviškumą, savo kūrėjo jėgą ir savo gyvenimo džiaugsmą. Gijimas vyksta. Gijimas aukščiausiame šviesos lygmenyje, kuriame
dabar tu randiesi. Šakti yra su tavimi. Tu jauti šį atsidavimą ir naują laisvę. Naują laisvę būti laisva. Naują laisvę, jaučiant gijimą visų senų struktūrų, pasitikint, jaučiant ir džiaugsmą apie tai, kad šiandien tai galėjai patirti. Suteik sau dar šiek tiek laiko. Tavo dieviška ugnis ieško savo kelių, o dieviškas kamuolys ilsisi tavyje vėl ir vėl, su tavo pradžios jėga atsimindamas, kad tu esi dieviška, kad ir tavo seksualumas yra dieviškas. Mylimas žmogau, aš patyriau didžiulį džiaugsmą šiandien, suveikdama dėl tavęs, atnešti labai gražias, dieviškas energijas, kurias aš padėjau prie tavo kojų. Sutvirtinu tave švytėjimo jėga, spindėjimo jėga ir sustiprinu. Aš viską jau atlikau, kas dėl tavęs tikslu ir gerai. Ir atsisveikinu su tavimi, su šviesa iš realybės ir su Anaša linkėjimu.